Labas, Jurga. Labas. Labai gera tave čia matyti. Iš tikrųjų, labai smagu, kad kalbame apie emocinę sveikatą ir sutinki prisidėti prie fondo Nebenoriu gyventi. Na, aš noriu tave trumpai pristatyti, kaip žinoma, dainininkė, muzikos kūrėja, aktorė, laidų vedėja ir knygų autorė. Ir kažkaip manau, kad mus stebinčių žiūrovus irgi aplanko mintys apie tavo dainą Nebijok. Ir man kažkaip asmeniškai ši daina, aš nežinau, ar aš gerai interpretuoju, bet taip aš ją suprantu, man jinai yra savotiškai apie meilės pažinimą savo, meilės pažinimą kitam, galbūt tam tikrą meilės formą mūsų supančiai aplinkai. Bet man kartu ši daina yra apie baimę. Iš tikrųjų apie baimę galbūt pripažinti savo, kad man irgi reikalinga pagalba, man irgi reikalingas apkabinimas. Ir man atrodo, čia labai rezonuoja gražiai su mūsų pačio fondo idėja, kad iš tikrųjų žmogus atsiduria tam tikrų gyvenimo metu duobėje, toje baimėje, kuomet jiems irgi reikalingas apkabinimas, reikalinga artimojo pagalba. Tai tiesiog pakalbėkime iš pradžių su tavimi apie baimę, ką tau pačiai reiškia baimė ir ar tu dažnai su ja susiduri, kaip tu su ja kovoji. Baimė yra mano kelias apskritai gyvenimo, nes nebijok yra pasakyta tai mažai mergaitei vidiniai, kuri dažniausiai būna visiškai išsigandus, kamputi sėdi ir čia nebus gerai, čia nakart blogai baigėsi, čia dabar negalima eiti. Ir tada supranti, kad tas suaugęs žmogus, jis turi tiesiog nuraminti tą savo vidinį vaiką. Ir čia ne šizofrenija, čia viskas gerai. Tiesiog tu turi įsivaizduoti, kad tu esi mažiukas, apsikabinti save ir pasakyti, aš suaugusi, aš pasirūpinsiu, tu niekad neliksi viena, Jurgutė. Ir tada jinai taip nutyla biški ir baimės pasidaro mažiau. O šiaip daina Nebijok yra, dabar aš ją taip kitaip šiek tiek gal suprantu per tą praktiką jau didesnę gyvenimišką. Nebijok bijoti. Nes jeigu viduje yra baimė, o tu sakai, ne, viskas gerai, kaip mes esame pratę, ar ne, šypsena iki ausų ir tada realiai tai yra kaukė, o viduje slepiasi labai daug negatyvo, labai daug tamsos ir liūdesio ir panašiai. Tai aš už tai, kad tą liūdesį turėti viduje yra vis tiek lemta, tai jį geriau pasižiūrėti, įvardinti, pavyzdžiui, man liūdna. Ir psichologai yra įrodę, kad įvardijus tikrą emociją, tikrą jausmą, tai jau 50% išsisprendžia. Nes tu tiesiog susitinki su savim. Ir dažniausiai kas būna, ne, mūsų kūnas, jisai labai protingas organizmas yra. Kosmosas yra protingas, ne, mes tą daugmaž taip jau nujaučiam, bet kad kūnas yra protingas, mes pamirštam. Ir depresija dažniausiai yra jau jo viskas. Tu nori važiuoti toliau su savo ten mintim kažką, o aš einu ilsėtis. Ir jis tiesiog išjungia viską. Ir nervinis, tarkim, išsekimas yra lygiai tokiu pačiu principu veikiantis. Žmogus organizmas veža, kol gali, kai nebegali, jis tiesiog svaičina viską lauk. Bet tu sakai, kaip tik tas emocijų burbulas, jisai sprogsta kažkada. Ar pas tave buvo tas didžiulis sprogimas, ar tu buvai užsisklendusi viduje, emocijų neišreikšdavai anksčiau? Ar pasikeitė dabar? Priežasčių yra labai daug. Pavyzdžiui, man truputėlį gal trūksta to santykių failo, tai aš kiekvieną kartą vis kaip iš naujo ir galvoju, Dieve mano, jau šitiek praktiko, šitiek metų ir vėl iš naujo nežinau ir panašiai, bet aš sau leidžiu nežinoti, nes tiesiog failas neįdėtas, aš jį turiu pati pripildyti per savo praktiką, nes iš tėvų, tarkim, buvo sudėtingų situacijų, tėčio nebuvo, jis buvo Sibire, mama buvo namie, paskui tėtis mirė ir aš likau viena ten su broliu namie, o kiti sesė broliai ten, žodžiu, kitur. Ir ta prasme, buvo tas ir meilės jausmas tarpusavį ir kiti ten gražūs dalykai, tie dvasiniai, bet, pavyzdžiui, su kūnu niekas nepažindino, ar ne, nes kūnas yra, kaip mašinytė, ne, o aš vairuotojas. Tai aš turiu žinoti, kaip mašina sudėta, kaip jinai veikia, galų gale, kad ten pakeisti kūrą, ten filtrą kokį nors, ar ten žinot, kokius degalus išpilti. Turi save pažinti. Jeigu tu nori save kažkiek valdyti, tai tu privalai pažinti ir tai yra mano tas prabudimas. Nes tu turi pabusti tam, kad tu eisi su savo tą naštele vis tiek per visą gyvenimą. Ir žmonės naudoja ten visokius ten svaiginimuose dalykus tam, kad užsimirštų, nes jeigu viduje yra sunku, tai tu nori, kad nebūtų, bet gali būti lengva kitais būdais. Žinai, šiandieną mes, Jurga, kaip tik kalbame apie depresijos gydymo fondą Nebenoriu gyventi ir ta pagrindinė žinutė, kurią mes siekiame ištransliuoti visuomeniai, tai kad reikia padėti nebūtinai šalia esančiam, kurį mes pažįstam, bet mes galim tiesiog padėti žmogui ištarti tuos žodžius noriu gyventi. Kiek tau pačiai iš asmeninės patirties yra pažįstama depresija? Ką žinau, kas tai yra? Aš, žinai, sakyčiau, kad gali būti keli apibrėžimai. Tai vienas dalykas tai yra diagnozė, kuri padeda specialistui
paskirti vaistų žmogui, bet nebūtinai tai yra tikroji ta depresija. Nes tarkim, jeigu tu esi jautresnis organizmas, tau būna vegetacinė sistema sutrinka tiesiog. Ir tai yra jau somatika, tai yra kūno pasikeitimas kūno sistemose, kurios nedirba darniai, o dirba chaotiškai ir trukdo tau gyventi. Tai ar tai yra depresija, gali būti vidinė būsena visai kitokia, žinai. Bet tai aš vadinčiau. Tiesiog manau, kad reikėtų išplėsti tą kažkokį pavadinimą tam, kad žmonės to nebijotų ir kad tai nebūtų kažkokia tai, tas anspaudas, žinai, uždėtas. O kaip tu galvoji, dėl ko žmonės bijo to žodžio depresija? Nes tu netobulas tada labai tada jau tu ten turi kažkokią diagnozę. Tai yra, aišku, prisirišimas prie to, kas būdavo. Nes jeigu tu, tarkim, gydydavaisi nuo psichinės ligos, ar ne, tai tavęs į darbą nepriimdavo ir ką žinau, kas ten sovietmečių. Matai, aš niekada nepasakoju apie tai, ko nesuprantu. Aš manau, kad kas yra depresija ir kaip jie dabar serga žmonės ir kam jinai yra būdinga, turėtų atsakyti specialistas. Aš gal taip apsistočiau prie depresyvios būsenos, kuri yra, tarkim, tu man padėk išvardinti, kas jai būdinga. Tai yra nenoras veikti, ne? Nenoras gyventi. Nerimas išaugęs į paniką gal pastovę, kažkas tokio gali būti. Matai, nenoras gyventi, jisai yra irgi, tarkim, aš dabar susipažinau su viena mergina, kuri papasakojo, kad jinai tiesiog jai buvo visko per daug. Tai va tau, esminis atsakymas. Kada ištinka žmogų, kai visko per daug. Visko per daug viduj, per daug iš išorės gali būti visaip. Bet jinai bandė nusižudyti ir jai nepavyko. Ir jinai nuo to laiko, jinai suprato, kad jinai gavo dar vieną šansą, nes, ta prasme, realiai iš 5 aukšto iššoko ir, ta prasme, liko gyva, sulūžusi, bet gyva. Ir sakė, aš taip džiaugiuosi, kad aš galiu gyventi. Tai visokių tų istorijų būna. Ir nėra vieno recepto, kaip reikėtų daryti. Aš manau, kad yra labai sudėtinga priimti tą, kad kitam iš tikrųjų yra sunku, jeigu jis buvo linkęs zyst prieš tai. Nes turime tokių pažįstamų, kur, Jėzus Marija, koks oras blogas šiandien, koksai betoninis dangus, žinai, mažai pinigų, dar ten mokė, viskas blogai, žinai, tai tokia auka. Bet tada reikia žmogų tiesiog gal šalia esančiam žinoti, kad apkabinimas, pabuvimas ilgiau negu žmogus tau leidžia. Šiek tiek ramiai, žinai, apsikabini ir pasėdi biškį. Kitas dalykas yra labai geras, kad mes galim išsivesti vaikščioti žmogų, nes tai yra tam tikra schema, pokalbis, tai yra dalinimasis. Depresija yra, mano nuomonė, užstingimas tam tikras. Tai yra, tokia statiška labai būsena, kuri žmogui nėra būdinga. Žmogus yra gyvas organizmas, jis turi gyventi. Jeigu jis nustoja viduj gyventi, tai jam reikia pradėti gyventi viduj pačiam. Eidamas, jisai kažkiek vis tiek tą schemą perima gyvybės, ar ne? Geriau kraujas cirkuliuoja, kažkas darosi viduje, tai tas irgi į smegenis eina kaip teigiamas dalykas. Pokalbiai irgi tai yra apykaita gyvybė. Ir galbūt netgi paprasčiau būtų ieškoti tų pagalbinių priemonių šalia vaistų, kurių galbūt reikia žmogui, nežinau, kokia situacija, žinai, apie kurį mes ten šnekam variantą. Bet aš žinau ir savo gyvenime etapą ir draugiai dabar kažkaip prisipažinau, tai ir jinai man sakė, kad kartais, kai yra labai sunku su savim, labai padeda žmonės. Tiesiog buvimas su jais. Tai nebijot paskambint, žinot, kur kreiptis, jeigu ką. Ir turėti su kuo pasišnekėti, jeigu tu esi vienišas, tai aš manau yra tikrai ir jūsų, ir kitos programos. Tiesiog nebijot išeiti iš komforto zonos, kas ir yra jau tavo depresija. Jinai kartais būna komfortiška. Komfortiška nieko nenorėti ir pasileisti nuo to kalniuko. O tu pati kažkada jautei tą komfortą? Kokį? Ta būsena depresija, kai jinai gali būti komfortiška, ar tu jauteisi kažkada tai? Aš manau, kad buvo gal tokių kraštutinių atvejų, tai ne iki galo, bet aš turėjau nervinį išsekimą visai neseniai. Tai buvo tiesiog, kur viskas vienu metu, jisai neduoda savo signalų, jis tiesiog yra tos kelios, ten kažkokie finansiniai įsipareigojimai ten už namą, dėl ten darbų, dėl santykių, dėl visko taip susidėjo ir aš jaučiu, kad vieną dieną taip tiesiog net regėjimas, žinai, susidvigubėjo viskas, nes organizmas išėjo pailsėti, kitaip tariant, žinai. Ir tada tiesiog yra, pavyzdžiui, nenoras kažkoks daryti kažką, yra pastovi nerimo būsena, tu nori užsimiršinėti, kažkokius filmus pradedi žiūrėti ir panašiai. Ir reikia tiesiog nepamesti to vidinio stebėtojo.
Ar tave tenkina tai, ką tu jauti, kai tu tai padarai, kas atrodo tau turėtų padėti? Nu, netenkina. Ir tada klausimas, kiek tu esi sąmoningas, kad tu save išgirstum. Nes jeigu blogai jauties, tai tu blogai jauties, nieko čia nepadarysi. Turi keisti savo tą būseną į kitokią. Per veiksmą, per ėjimą, per susitikimus, per veiklą. O kaip tu atradai tą vidinį stebėtoją iš naujo? Kaip tu pastebėjai jį, tą savo vidinį balsą, kad Jurga, kažkas su manim vyksta? Ką tu darei? Gyvenimas privertė. Taip, bet žinai, bus žmonės, kurie sunkumai. Taip. Tarsi, duobė yra labai gerai, nes duobė, tu supranti, kad tu duobė ir kaip mes irgi kalbėjome apie Kęstutį Dvarecką, kuris laidoj mano buvo ir pas jūs buvo. Tai realiai žmogus supranta, kad jis jau kalėjime ir 20 parų gavo, jis negali nepastebėti, kad kažkas negerai su jo gyvenimu. Tai tų problemų kaip tokių, žinai, sunkumų reikia nebijoti, reikia tiesiog adekvačiai įvertinti juos, ką jie tau duoda. Ir ar tai veda link tavo gyvo kažkokio jausmo viduj ir link laimės, nes mes, pavyzdžiui, nesame įpratę būti laimingi, kai reikia labai daug sunkiai dirbti gyvenime, ne? Arba daug kas bijo būti. Ir nepastebim. Ir tas mano toks tas žvilgsnio atsifokusavimas, ne, jis man labai gražiai parodė, kad aš turiu nueiti vidų, viskas. Man nebe išorė svarbu. Aš ten nefokusuoju. Man svarbu dabar, kas yra vidu. Ir vidu aš pradėjau tiesiog kelt klausimus, dėliotis. Kuo aš galiu savo padėti? Medicina, pavyzdžiui, jeigu nelabai tau gali padėti, nes, aš tarkim, turiu išvaržas kelias ir jos liečia nervus ir tai yra gana sudėtinga situacija, pojūčiai tam tikrai vaikšto po kūną. Bet aš suradau alternatyvę mediciną, kuri man tikrai labai palengvina šitą dalyką. Ir aš galėčiau sėdėti depresuoti, bet aš realiai toliau ramiai gyvenu. Ir žmogus pripranta prie to kitokio būdo. O kaip padėti žmogui sergančiam, matau, kad tie, kurie gydo. Kas gydo kiekvienu atveju. O kas tau padėjo iš alternatyvios medicinos? Akupunktūra, taurės, net nežinau. Aš nežinau, kas ten vyksta, bet realiai ten viskas atsišviežina, atsinaujina. O psichoterapija, psichologai? Jo, taip, psichoterapija. Aš turiu psichoterapeutą, psichologą, su kurio ir knygą esam parašę kartu, Gintaras Šmatavičius. Tai jau žinai, kaip 5 metai, aš matau, kad aš pati jau tvarkausi, aš priiminėjau tam tikrus sprendimus, išeidinėjau iš tam tikrų toksiškų savo situacijų, jau moku brėžti ribą, kartais nepastebi, kad reikia ją brėžti, paskui tik tai pasirodo gyvenime, kad negerai vėl nuėjo. Bet, nesisteng būti tobuliausia savo pačios versija, nors mes visi esam linkę į tobulėjimą. Bet kartais tobulėjimas yra priimti savo vidinę būseną, aš manau. Bet tu tiki tobulumu, kad jis egzistuoja? Aš manau, kad mes jau tobuli. Jeigu tu taip klausi, tai aš taip ir atsakysiu. Tik tai mes gadinam savo viską dažnai. Mes nemokam su savim. Per daug reikalauja? Gadinam tiesiog. Įsivaizduok, yra tobulai veikianti mašina ir tu ten pagaliuką kaišiai pastovi tarp dantiračių. Tai kažkada tai sulūš arba pagalys, arba ten sustriks kažkas. Taip. Aš irgi kaip tik įžangoj ne veltui paminėjau dainą Nebijok, nes aš manau, kad per muziką galbūt anksčiau per muziką tu labiausiai save atverdavai kitiems ir tu labiausiai ištransliuodavai save, nežinau, gal aš klystu. Bet yra labai gražus sakinys šioje dainoje, kas brangu, nebijok apkabint. Ir man atrodo, kad kalbėdami šiaip apie emocinę sveikatą labai svarbu pabrėžti to artimojo buvimą šalia. Tad mano klausimas būtų toks, ar tau yra kažkada buvę gyvenime taip, kad tau taip trūko to apkabinimo, tiesiog tu jautėsi vienas? O Dieve, kas čia per klausimas, aišku, visada. Tu prasme, 7 per dieną turi būti. Ir kai su vaiku sėdžiu 2 savaitės, tai tada viskas tvarkoja, apsikabinam, bet kai jo nėra su manim, tai aš viena. Tai aš siūlau tiesiog prisiminti tą, ką aš sakiau pradžioj pokalbio, kad yra tas mažasis vidinis vaikas ir jam reikia labiausiai apkabinimo. Nes tikrai, žinot, yra istorijų, kur tave apkabina ir tas, ir pagiria ir tas, ir ten ir pinigų turi, ir dar ko nors ten turi, ir gauni dovanų, tiek kiek metų sukako, žinai, ir kuo toliau, to daugiau. Ir nedžiugina. Tai tas nedžiugina, jisai prasideda viduj. Ir man atrodo, kad vienas iš teisingiausių požiūrių yra, kad viskas, kas vyksta su manim, baigėsi ties mano oda. Ir tas apkabinimas, jį reikia praktikuotis, bet tu pats turi eiti apkabinti. Ir jeigu nėra ką apkabinti, gali visą laiką apsikabinti visą pasaulį, kaip aš sakau, ir ką rasi gali save.
Na, žinai, šiaip Jurga, mūsų dar šitas pokalbis kartu yra ir prevenciškas, bet kokiu atveju. Tai yra prevencija prieš tą ribą, kuomet žmogus galbūt išdrįsta savo pasakyti, kad aš nebenoriu gyventi, aš noriu pasitraukti, aš nebematau džiaugsmo. Ką tu pati dabar mus stebinčiam žmogui, kuris galbūt galvoja apie pasitraukimą iš gyvenimo, norėtum pasakyti, dėl ko verta pasilikti? Aš norėčiau pasakyti žmogui tai, ką jis turėtų išgirsti, kad jam būtų aiškiau, kad gyvenimas yra mums duotas, ne šiaip savo. Ir mes esam čia atėję ne šiaip savo. Ir dėja, čia yra vienintelė vieta mums, tai yra mūsų pačių misija, kelias, kurį mes turim susirasti. Ir gal būtų lengviau tiesiog pasižiūrėti į tai, kad jeigu yra jau tas kažkoks aš nebegaliu, atsisėsti ir susirašyti gyvenimo savo kažkokius pliusus ir minusus, žinai, ir tu pažiūrėk, gal tų pliusų kažkaip tai tiesiog nėra įprasta pastebėti. Bet kai tu matai, kad vien minusai, tu supranti, kad kažkas negerai. Aš mėgstu logiką gyvenime. Ir supranti, kad gerai, tai tada galima pradėti nuo to, kad gal aš nepastebiu tų pliusų. Turiu tėtį, pavyzdžiui, ne? Aš neturiu tėčių. Tau pasisekė, tu jį turi. Santykiai blogi, okei, megzk geresnius santykius. Pasakei, ar sakei, kad tėtį myli kada nors? Jeigu nesakei, galbūt laikas. Ir ieškoti tų kažkokių kosmoso dėsnių, kurie atveda tą laimę į tavo gyvenimą. Suprantu, kad jeigu nėra jėgų, tai reikia pailsėti. Dar vienas sunkus uždavinys mums įpratusiems persidirbti. Ir poilsis, reikia savo atsakyti, kas man yra poilsis. Tai va tokie esminiai klausimai, ne? Kas man yra gyvybė, kodėl aš nenoriu čia gyventi. Tada kas man yra poilsis ir kiek aš skiriu laiko jam. Gal aš savo neleidžiu ilsėtis. Gal mano vargšės smegenys jau yra tiesiog rūkstančios, tik žinai, dar prausis neina dūmas. Bet realiai per daug uždavinių nuimt visus uždavinius. Daryti tai, ką mėgai vaikystėje, yra dar vienas patarimas. Vaikystėje mes visi kažkodėl tai kažką mėgdavom, labai skirtingus dalykus. Aš, pavyzdžiui, su mašinom mėgdavau žaisti. Pavogdavau iš brolio mašinas, po pagalvę susikišdavau ir naktį per sieną važinėdavau. Tada ką dar mėgdavau. Dabar tai darai, sugrąžinai? Nu, matai, iškart veidas atsigavo. Nu, žiauriai, faina, nes tai gyvybė yra viduje visą laiką. Tiesiog yra tam tikri cheminiai dalykai, kurie neveikia, ne? Serotoninas, pavyzdžiui. Jeigu jis nesigamina, jam reikia padėti organizmui pagaminti tą kiekį, kad jis atsistatytų ir užfiksuotų, kaip tai daroma. Vat kas yra antidepresantas, kiek aš žinau. Taip, ne? Prie jų nepriprantama, jeigu ką. Tai nebijoti pagalbos ir ją priimti, jos paprašyti yra irgi labai svarbu. Bet vaikystės prisiminimas, aš manau, yra greičiausias kelias. Kas man patikdavo ir už ką aš tenai esu dėkinga. Ir kai prisimena, mokslininkai sako, veikia ta pati smegenų dalis. Lygiai taip pat, kai tu įsivaizduoji. Tai jeigu tu prisimeni, pas tave grįžta jausmas, tas, kuris ten buvo geras, ir tu jau jį turi viduj. Šalia to, kad tu nenori, tarkim, gyventi, ne, tu turi džiaugsmą gyvenimo. Ir tau jau bus sunkiau iš čia išeiti. Tai va. O kitas dalykas, tiesiog, jeigu kyla tokios mintis, aš manau, kad tai neturėtų būti būdinga laimingam žmogui, ne? Tai ir žiūrėti į tai kaip į kažkokį signalą, kuris rodo, kad reikia apie tai pasikalbėti. Su kažkuo, kas galbūt buvo ten, kas galbūt gali tau padėti arba suprasti, arba kas galbūt tave gali už rankos pavėdėti link to, tai ką tu ten viduj tiek pridarai, kad ten taip viskas užmygė. Užmygė. Nėra taip, kad žmogus nenori gyventi. Jis tiesiog, manau, yra užmygęs viduj. Tiesiog nelikti vienam su tuo. Jo, manyčiau. Taip. Ir Jurga, tada pabaigai klausimas, kadangi mes kviečiame visuomenę padėti tam tikrą formą ir šiais metais mūsų komunikacijos žinutė ir yra padėk pamilti, padėk sveikti, padėk pabusti, išbūti, nepasiduoti. Tad kodėl tu pati visuomenę ragini kitam žmogui padėti pabusti? Nežinau, man tiesiog patinka, kai žmogus šalia užsidega akis prisiminus kažką arba pakūrus kažką, arba supratus, kad jis turi daugiau gabumų, negu jisai sau leido kada nors tikėti. Ir čia yra didžiausias paradoksas. Mes šalia žmogaus jaučiam jo energiją, o jisai pats save įsivaizduoja kaip kažkokį loserį. Ta prasme, tu būni šalia, taigi tu jau draugauji su juo, faina tau su juo. O jam su savim ne faina kažkodėl. Tai kartais tiesiog gali paklausti savo artimo žmogaus, kaip aš tau, ką tu apie mane galvoji. Ir kad paprašyt, kad tiesą pasakytų, nes tiesa gydo lygiai taip pat.
Ir kitas dalykas, tai kartais, pavyzdžiui, manau, kad depresija yra ta švelnioji forma, tai yra tiesiog, kai žmogus gedi. Gedulo yra kelios fazės, 5, man atrodo, ar ne, ten pradžioje nesusitaikymas, pyktis, atmetimas, neigimas ir susitaikymas gale. Elizabeth Kubler-Ross. Taip, ir man labai, ta prasme, paaiškino labai daug dalykų ir daug tų kažkokių negatyvių būsenų, kai aš tiesiog pradėjau pastebėti, kad gedim mes nebūtinai žmogaus išėjusio. Mes gedim savo tam tikrų pasikeitusių gyvenimo aplinkybių, ne? Nes pavyzdžiui, tarkim, tu buvai darbe, kur buvo jauna chebra, jie visi išsilakstė studentavimo metai ir tau labai liūdna ir tu turi tą dalyką gražiai išlydėti, o ne apsimes, kad to nėra. Viskas čia gerai su manim, aš pinigų užkalsiu ir būsiu laimingas. Taip nebus ir tada žmogus dar gali atkreipdėmėsi į tai, kad ar jo norai atitinka jo poreikius, nes poreikiai labai skirtingi yra. Pavyzdžiui, žmonių, kurie gyvena kažkokį dvasinį gyvenimą, šalia to materialistinio nėra daug. Ir jeigu tu esi tas, tau gali būti tiesiog labai mažai žmonių draugų aplinkui. Ir jų nereikia daug ieškoti. Nereikia norėti, kad visi tave čia tokį gražų, fainą, nušvitusi priimtų. Nebūna taip. Tiesiog žemė yra tokia, kokia yra, ne šiaip savo, jai taip reikia būti. Jo. Ir mes lygiai taip pat, mes esam ten, kur mums reikia būti. Kartais mes ateinam kaip pamoka kitiems žmonėms. Kartais per savo dalykus turim perlipti ir patobulėti, kad giminė kažkaip išsispręstų. Yra ką veikti žemėje. Labai gražiai pasakei ir vainikuojant mūsų pokalbį, pasimsiu ir pakartosiu tavo sakinį, esame ten, kur ir turime būti. Taip. Tai ačiū tau, Jurga, kad tu esi šiandieną čia, kad esi su mumis, palaikai šį fondą. Ir aš tiesiog iš šio pokalbio išsinešu gal tokią ryškę žinutę, kad savęs pažinimas jis niekada nesibaigia, jis nuolatos yra kasdienybė ir reikia jį mokėti priimti ir bandyti jį. Ir paskutinis dalykas, tai kadangi tu pasakai, kad ačiū, kad aš esu, tai ačiū, kad tu esi, kad vis dar esi laikaisi kažkaip ten, laikomės toliau kartu, nes iš tikrųjų žmonės nėra po vieną, mes apsigaudinėjom. Netgi dabar čia, kai filmuojam, virš mūsų yra, žinai, kiek žmonių dar. Nežinau kiek, bet tikrai ne mažiau negu keli šimtai turbūt dirba. Ir visada yra žmonės aplinkui, jie yra linkę ištiesti pagalbos ranką ir reikia tik išmokti nuo savo sosto nulipus paprašytos pagalbos. Arba tiesiog paprašyti, kad išklausytų kas nors. Tai ačiū, Jurga. Ačiū. O aš kreipiuosi į žiūrovus ir dar kartą noriu priminti, kad prie depresijos gydymo fondo Nebenoriu gyventi galite prisidėti trumpuoju numeriu 1402 ir taip skirti 3 € auką arba didesnį auką galite skirti užsukę interneto svetainę www.skirtingospalvos.lt. Ačiū, kad stebėjote. Ačiū. Apsikabinam, nes to reikia.